Startuosim? Jo. Tuo palauk, atsiversiu su. Ačiū. Mažylio receptų knyga, tai buvo tarsi mūsų visų trečias kūdikis. Buvo ką, dar su jais ir sportuoti, kaip ten stovėti reikia, nes čia tokie batai labai geri tie. Žinai, vis tiek žvaigždė, kad žinotų klasiokai. A, ne? Matosi kojas, ar atrodo, kad aš sofa žmogus? Vėl gauni tą patį grūzą, antrą kartą. Taip. Tai ta prasme, wow. Pasirodo 2 valandas praėjo. O dabar perkeliaus 10 mūsų jubiliejinis knygos tiražas. Suplostau. Tai vyras buvo tas, kuris ėjo ir... Kengūrinas. Ir ėjo ir šokinėjo. Tai rankas kojas bučiuot tau reikia dabar tam žmogui. Ir aš atsimenu, aš iš tikrųjų nuėjau tą gydytojai padėkoti. Taip, o tai ką, ir nepasipykstat jau ir nebūna? Aišku, kad pasipykstama, ne, abu žemaičiai esam. Atsiversiu, gal pavyks ką paklausti ir iš čia. Aš dažniausiai tai tik spėk, žinai, tą laiką. O, neatsinešiau laikrodžio. Spurgytės ir vafliai, žinai. Okay, aš taip sėdžiu. Ir po to kažkaip kilo mintis, nu tai gerai, nu tai jeigu aš jūs sukaupiau, tai nu reikia dalintis, ar ne? Ir va tada kaip kilo gerai, mintis, kad nespaudikė. jau jeigu jau šitą braškę, žinai, jau tas naujas projektas bręsta, taip. Ar tu rėki? Aš? Nu ta jau Žinok, tikrąją būna. reikia daryti. Nu ir kas, kad bus blogai? Nu ir kas? Nu ir kas? Bet Nu tiesiog žinosi. Tiesiog kelti savo iššūkius. O dabar bus fotosesija, kad, nu faina man šita trenerė tokia, jinai Balsas pradėjo pabaigoje jau strigti. Gerai, kad arbatą dar davei. Nu, tai aš tik pasitikrinau. Ar čia su tavim viskas irgi O yra? jeigu žinai- A, jūs dviese eidavo? Taip. Super, Taip, tai va, šitas šita- labai geras. Jau nusibodusi frazė, kas mūsų nenužudo, padaro dar stipresniais. Tai yra faktas. Ir kad, nu, tu gali, tu turi nepasiduoti, ne? Tai labą dieną, šiandien jau kelintą kartą.